Kas yra nedeterministinis automatas? Nedeterministinis reiškia, kad pas mane potencialiai aš sau leidžiu turėti vienu metu kelias aktyvias būsenas, kur kiekvieną būseną aš galiu traktuoti, taip sakykime, vėlgi aš taip naudodamas metaforas liaudiškai, tai yra tiesiog reiškia, aš galiu įsivaizduoti kaip lygiai greičiai paleistą programą. Ir reiškia, nedeterministinis automatas, tai galiu įsivaizduoti kaip, sakykime, keletą lygiai greičiai dirbančių programų. Potencialiai, kadangi mes čia, sakykime, tai vis dėlto matematinis modelis, reiškia pas mus tas nedeterministinis automatas nuo lygiagrečių kompiuterių, sakykime, kurie naudojam praktikoje, skiriasi tuo, kad mes nesame priboti, kiek tų nelygiagrečių resursų mes galime paleisti. Tai reiškia, aš tiesiog, jeigu kaip metaforą, pats savo naudoju, sakykime, visą laiką, tai kai kalbame apie nedeterministinį automatą, tai kažkur savo galvoje maždaug įsivaizduokite, kad jeigu deterministinis automatas, tai paprastas personalinis kompiuteris ten sakykime, su vienu registru kažkokio ir su vienu procesoriumi, o maždaug tokia būtų metafora. O nedeterministinio automato atveju, tai tokiu atveju įsivaizduokite, kaip čia nuotraukoje pavaizduotas, sakykime, kažkoks superkompiuteris, susidedantis iš 10 000, kartais 100 000 mazgų, kur kiekvienas iš tų mazgų gali dirbti lygiagrečiai. Tai bet kaip sakiau, mūsų, kadangi teoretinis kursas, tai pas mus iš principo lygiagrečiai dirbti galinčių resursų gali būti, nieks mums nepriboja mūsų analizėje nedeterministinio automato, ir kai mes nagrinėsime sistemų kompleksiškumą ir naudosime nedeterministinius automatus, tai mes iš principo ir taikysim tokią sąvoką, kad mes galime paleisti, kiek reikia, tiek paleisim. Jeigu norint suskaičiuoti uždavinį, reikia paleisti, sakykime, lygiai greičiai procesų tiek, kiek visatoje yra atomų, tai mes sakysime, kad mes tą turime tiesiog. Nors tai kaip ir nieko realaus su gyvenimu nėra, bet tiesiog mes sau leisime. Ir tada galim užsikelt, reiškia, kad susigalvojam kažkokį modelį, kur mes neapriboti lygiai greičiais skaičiavimais, jokių limitų nėra uždėta, kiek aš ten galiu paleisti lygiai greičiai dirbančių atšakų. Ir paklausti, o ką gali tas modelis? Ar yra fundamentaliai kažkas tokio, ką galėtų suskaičiuoti nedeterministinis automatas, bet negalėtų suskaičiuoti deterministinis? Ir jau kaip šios paskaitos ir kelių ateinančių paskaitų, sakykime, pasekoje, mes prieisime prie tezės, tiesiog G-flap'e netgi pamatysite, kaip įrodymas yra, kad bet kokiam nedeterministiniam automatui aš visą laiką galiu sukonstruoti deterministinį. Ir reiškia, bet kokiam skaičiui kompiuteris, kurį, sakykime, turi labai daug lygiagrečių resursų, visada tokį uždavinį galima spręsti ir su vienu procesoriumi. Čia vėlgi būtų toks liaudiškas išsireiškimas, reiškia, kad bet koks skaičiavimo uždavinys, kurį gali įveikti neribotą lygiagrečių resursų turintis modelį šiuo atveju, visą laiką tokį uždavinį taip pat galima įveikti ir su deterministiniu paprastu automatu, baigtiniu deterministiniu automatu, reiškia, tai būtų su paprastu vienu threadu, viena programa dirbančia, be jokių lygiagrečių resursų. Taip, sakykime, būtų toks lyrinis nuokrypis. Asmeniškai man visą laiką, aš ant tokių mašinų, sakykime, dirbti neteko, bet čia taip, sakykime, kas VGTU, taip truputį pareklamuojant, pas mus teko yra lygiagrečių skaičiavimo laboratorija, jinai turi 2 klasterius. Vilkas čia senas klasteris ir Vanagas yra naujas klasteris, ir ant toj laboratorijoje yra paleisti keletą mazgų ir mes galime leisti tam tikrus uždavinius lygiagrečiai skaičiuoti. Tai tenai lygiagrečių skaičiavimų, sakykime, mes galim paleisti 10 tokiam klasteryje ir atlikti savo ir skaičiavimus tokiuose kompiuteriuose mes galim paleisti 10 ir 100 tūkstančių lygiagrečių atšakų skaičiavimo. Nedeterministinio automato atveju mes visą laiką galime įsivaizduoti, kad turim begalybę. Jeigu mums reikia, mes galim sau leisti. Ir tokiu būdu teorinėje informatikoje fundamentalus klausimas visą laiką kyla. Kokia skiriamoji riba tarp šitų dviejų sistemų, nedeterministinio ir deterministinio? Pirma teorema gan sąlyginai paprasta. Ar mes eisime jos įrodymą? Dar pagalvosime, pasižiūrėsim, kaip mums seksis. Tai yra teorema sako, kad bet kokį uždavinį,
kuriam aš sukūriau nedeterministinį modelį, visą laiką galiu transformuoti tokią problemą, uždavinį į deterministinį automatą. Galiu tokią problemą išspręsti ir su deterministiniu automatu. Įdomu, reikėtų pabrėžti ir netgi pasiūlyčiau pamėginti šiek tiek pažaisti, pamatyti tas transformacijas, tai įsitraukti tą GFLAF paketą, sukurti deterministinį automatą ir ten paspaudus vieną klavišą, galima ir ten interaktyviai keliais paspaudimais transformuoti bet kokį nedeterministinį automatą į deterministinį. Mes dar apie tai irgi pašnekėsim. Bet čia būtų tokie mažyčiai lyriniai nukrypimai, kaip įsivaizduoti, nes čia girdi tuos žodžius, baigtinis deterministinis automatas, baigtinis nedeterministinis automatas, paskui bus kiti modeliai, vėlgi deterministinis, nedeterministinis, kompiuteris irgi gali būti pavadintas deterministinis, nedeterministinis. Savo ruoštų, kad įsivaizduoti, čia irgi toks uždavinys, tai irgi truputį kol kas aš kaip ir užbėgu čia į priekį, paskui mes irgi galbūt patyrinėsim, yra garsusis RSA kriptografija, kurioje širdis yra, sakykime, pirminių skaičių faktorizacijos uždavinys. Ir čia vėlgi toks būtų lyrinis nukrypimas, reiškia, kad kas yra pirminių skaičių faktorizacijos uždavinys. Pirminių skaičių faktorizacijos. Geriausia, kaip visada pateik pavyzdžiui, 15 lygų 3 padaugyti iš 5. Reiškia, aš atlikau labai pirminių skaičių faktorizacijos uždavinį. Ką tai reiškia, kad sudėtinį skaičių, kuris sudaugintas iš, sakykime, šiuo atveju labai dažnai iš 2 pirminių skaičių, aš tiesiog pasižiūrėjęs į tokį skaičių sugebėjau kaip ir surasti, iš kokių skaičių jis susideda. Sakau, 15 padaugyti, 15 lygų 3 padaugyti iš 5, 3 ir 5 yra pirminiai skaičiai, reiškia, nėra ten jokių daliklių, išskyrus trevelius, tai yra vienetą ir patys save. Tai tokiu būdu, sakykime, koks dar būtų pavyzdys ten, sakykime, 21 lygų 3 padauginti iš 7. Tai būtų vėlgi pirminiai skaičiai 3 ir 7. Tai labai dažnai tas faktorizacijos uždavinys reiškia kažkokį didelį skaičių turiu, kaip čia 864 ir surasti tuos pirminius daugiklius. Tai pasirodo jis labai sunkus uždavinys. Jeigu kam pavyktų padaryti, kad greitai skaičiuotai nulaužtų praktiškai visas kriptografinės sistemas, kurios šiuo metu yra naudojamos. Bent jau tos, kurios sudaro visą e-komerciją ir, sakykime, interneto srauto šifravimą. Tai čia kuo susijęs su mūsų su šios dienos paskaitos tema, kad nedeterministinis automatas tokį uždavinį spręstų žaibiškai. Visą laiką įsivaizduoti, kadangi, reiškia, nes aš patikrinti, reiškia, ir kaip dabar nedeterministinis automatas, įsivaizduoti, kaip jisai dirba, kaip jisai dirbtų, kad šitą intuiciją įsiugdytų jums, reiškia. Jeigu aš dabar, sakykime, labai naiviai turiu skaičių 864 ir man sakytų surask visus daugiklius pirminius, iš kurių tas skaičius, sakykime, susideda, tai yra sudauginus tuos daugiklius, tas skaičius gaunasi 864. Tai aš tiesiog galėčiau imti labai naiviai ir paimti 864 dalinti iš 2, pasižiūrėti, dalinasi, paskui padalinti iš 3, dalinasi, paskui iš 4 patikrinti, dalinasi, paskui patikrinti iš 5 ir jau galėčiau tikrinti ir taip aišku, kad nesidalina. Iš 6 pamėginti, dalinasi ir taip eiti nuosekliai, 6 tiesa ne pirminis, bet taip nuosekliai eiti. Tai toks naivus algoritmas, bet jis dideliems skaičiams, kadangi tie, sakykime, kas liečia atviro rakto kodavimus, kada mano raktai tenai susideda iš 100 skaitmenų, tai toks algoritmas jis tenai užtruktų dirbant, sakykime, su vienu paprastu, pavyzdžiui, personaliniu kompiuteriu, tai skaičiuotume iki visatos pabaigos. Tiek reikėtų resursų ir būtent čia yra, dėl to jisai toks labai sunkus. Tai kaip skaičiuotų nedeterministinis automatas, pavyzdžiui, pirminių skaičių faktorizacijos uždavinį. Jisai tiesiog lygiagrečiai paleistų, jeigu aš turiu, aš vėlgi padarysiu labai naiviai, kad būtų lengva suvokti, reiškia, jis tiesiog paimtų, perpjautų tą skaičių, kaip šiuo atveju 864 per pusę ir lygiagrečiai paleistų skaičiavimo programas, kur tiesiog kiekviena programa tai būtų mėginimas padalinti tą skaičių, sakykime, iš skaičiaus, sakykime, pradedant nuo 2, 3, 4, bet kur, sakykime, ten 3 programa mėgintų dalinti iš 3, 4 programa mėgintų dalyti iš 4, 5 programa dalintų iš 5 ir taip iki n dalyti iš 2. Ir tokiu būdu,
kadangi padaryti iš vieno skaičiaus kompiuteris gali labai greitai, taip lygiagrečiai paleistos programos jos žaibiškai suskaičiuotų ir aš gaučiau įsykio atsakymą. Tai reiškia, tas nedeterministinis automatas, tai reiškia tokia idealizacija, kuri labai patogi, nes jinai leidžia, sakykime, galvoti apie algoritmus, kurie dirbtų labai greitai. Ir visą laiką, aš čia pamėginau šitų pavyzdžių jums perteikti, aš manau, kad per keletą kartų jūs intuityviai pajusite irgi. Šiandienos paskaitos tema atrodytų, čia lyginant su praeitą paskaitą, mes vienintelis toks lygtai skirtumas būtų pridėsime žodelį ne. Deterministinis baigtinis automatas. Dabar nedeterministinis žodelį nepridėjau. Bet, labai įdomių dalykų atsiranda. Pamėginkime dabar jau pasižiūrėti formaliai griežtai per du modelius. Tai reiškia tiesiog grafiškai, tam, kad suprasti nedeterministinio automato veikimą, naudotime grafinės notacijas. Paskui, kaip ir praeitą paskaitą, praktiškai atkartojant viską, kas buvo praeitą paskaitą, apibrėšime formaliai naudojant simbolinį apibrėžimą nedeterministinio baigtinio automato. Tai yra labai paprastas nedeterministinis automatas. Pasižiūrės į šitą automatą. Kur čia matosi, kad jisai nedeterministinis? Čia ir yra nedeterminizmas, reiškia. Automatas, tik įjungus automatą mes esam nuliniai būsenoje. Ir čia matome du perėjimus. Simboliai nulis yra du perėjimai. Viena atšaka reiškia pasileidžia. Ir tokiu būdu įsykio reiškia, jeigu tik tai pasirodė, esu būsenoje nulinis ir pasirodė mano įvedimo įrenginyje, kaip įsivaizduojama juostoje, pavadinkime, kurie įsirašyti simboliai ir eina į tą automatą. Tai jeigu pasirodė nuliukas, tai įsykio pasileidžia dvi programos. Čia labai svarbu, pasileidžia dvi lygiagrečiai veikiančios programos. Lyg tai aš padarau kopiją, sakykime, šito automato ir vienoj kopijoje aš skaičiuoju lyg tai būtų deterministinis ties tuo žingsniu automatas, kur aš perinu į būseną Q1 tik tai, o kitoj kopijoje, kitoje atšakoje pas mane yra. Ir mes su G-flapu pamatysim vėlgi, čia kartuoju, kad pasileidžia vėlgi atskira kopija, kur aš lieku būsenoje Q0. Ir jau tokiu atveju kiekviena atšaka, kuri turi kaip ir savo modelį, tą patį jau nedeterministinį automatą, bet jau turi skirtingas tas būsenas po pirmo simbolio. Ir reiškia, gerai, pamėginkim gerai, aš tiesiog jūsų kol kas lieksiu ties šitą skaidrą, reiškia, gerai, atėjo pirmas nuliukas, aš turiu jau dvi aktyvias būsenas, viena susijusi su būsena Q0, dvi aktyvias būsenas, reiškia viena Q0 atšaka skaičiavimo, kita Q1. Kas įvyks, vėlgi jūsų komentaras su automatu, jeigu pasirodė antras nuliukas? Mano įvedimo įrenginė antras nuliukas pasirodė. Kaip jums atrodo, kas įvyktų? Ta atšaka, kuris susiejusi su būsena Q0, jinai vėl skiltų į dvi atšakas. Tai reiškia, ties antru nuliuku vėl gimtų dvi lygiagrečios atšakos. Nulūžtų, nes nėra perėjimo. Šiuo atveju tiesiog nulūžtų. Tai taip vyktų skaičiavimas. Ir čia skaidrėse, kad tai, ką mes aptarėm, čia tiesiog ir parodyta. Pirmas nuliukas pasirodė, ties būsena Q0, pas mane aktyvavosi Q0, Q1, pasirodė antras nuliukas, reiškia, pas mane Q1 atšaka, prieš tai šito, kur aš rodau peliuku, jinai nulūžo, ji nesitęsė, bet nuo Q0 vėlgi įsišakojo dvi atšakos skaičiavimo. Pasirodė vienetukas, tokiu būdu aš likau atšaka skaičiavimo susijusi su Q0, jinai tiesiog prasireplikavo, sakykime, ir liko būsenoje Q0, o atšaka susijusi skaičiavimo su Q1, jinai perėjo į būseną Q2. Jeigu po šitos eilutės 001 aš sustočiau ir daugiau nieko nepaduočiau, tai tokiu atveju pas mane eilutė 001 būtų akceptuojama tokios automato. Kodėl? Ogi dėl to, kad bent viena atšaka, jeigu yra akceptuojančioje būsenoje. Reiškia, automatas mūsų gali paleisti tiesiog begalę lygiagrečių atšakų. Jeigu suvalgius simbolių eilutę, bent viena atšaka sustoja ties akceptuojančią būseną, skaitome, kad visas automatas nedeterministinis akceptavo tokią eilutę, tokia eilutė yra akceptuojama. Ir jinai priklauso tokio automato kalbai. Tai toliau gali pažiūrėti vėlgi 0,1, visa eilutė 0,01,01, jeigu pratęsime, ant galo vėlgi turime Q0 ir Q2, reiškia, toks automatas akceptuoja tokią eilutę.
Ir tada klausimas mano, kad vėlgi jums, sakykime, būtų pamastymas, kadangi šitas automatas turi kalbą, kaip mes galėtume tokiais paprastais žodžiais, kokia tai kalba, kuo pasižymi šitos, aišku, tai bus binarinės eilutės, iš 0 vienetų sudarytos, bet kuo pasižymėtų eilutės, kurios įeina į tokią automato kalbą. Žiūrint į patį automatą dabar, jos skaičiavimus, kaip mes aptarėm, kuo jos pasižymėtų, kokį išskirtinį požymį turi turėti eilutė, kad šitas automatas akceptuotų. 0 ir vieneto kombinacija visą laiką privers, nežiūrint, kas darosi su kitom atšakom, visą laiką privers automatą atsistoti kažkokioje tai atšakoj, visą laiką atsistoti Q2 būsinoje akceptuojančioje. Tai reiškia, šitas automatas akceptuoja bet kokias eilutes, baigėsi 0 vienetų. Kaip aš sakiau, ir labai patogu, sakykime, jeigu jums duota specifikacija, pavyzdžiui, sukurti, suprogramuoti sistemą, šiuo atveju naudojant baigtinio automato notacijas. Nedeterministinis automatas, kaip modelis, dažnai leidžia gauti paprastesnius, lakoniškiau atrodančius modelius negu deterministinis automatas, baigtinis deterministinis. Nes mes, kaip ir turėdami tą lygiagretumo laisvę, galim parašyti kompaktiškesnės programas, pavadinkim taip. Ir kaip įrodymas šito fakto, jeigu aš paimsiu šitą, kaip čia parodyta, tiesiog aš jau čia paimta, man atrodo, čia gal iš vadovėlio, aš galvoju, iš GFLAFO, bet dabar žiūrėjau, kad čia galbūt ir iš vadovėlio paimta, reiškia, čia yra kažkoks nedeterministinis automatas. Dėl to, kodėl nedeterministinis, kad ir prieš tai nagrinėto pavyzdžio atveju, būsenoje Q1 aš turiu ties simboliu 1, aš turiu 2 perėjimus, reiškia 2 aktyvacijas, 2 lygiagrečiai pasileidžiančias skaičiavimo atšakas. Ir dabar žiūrint, pavyzdžiui, į nedeterministinį tokį automatą, kuris turi savo kažkokią kalbą, aš vėlgi paklausiu jūsų, kaip ir prieš tai būsio pavyzdžio atveju, kuo pasižymi šito automato kalba. Automato kalba tai eilutės, kurias akceptuojasi. Tai kuo pasižymėtų šito konkretaus automato kalba. Tai gal jeigu įvedamas vienetas ir tada bet kokie 2 dar simboliai, 0 arba 1, tai jau kaip ir užsibaigia. Jo, tai reiškia, įsivaizduokime milijoną ten vienetukų nuliukų turinčių eilutę. Ir toks automatas, jisai niekada nepakibs ant tokios eilutės, nes visą laiką bus atšaka Q1, jinai, sakykime, visą laiką aktyvi. Sėdi aktyvi ir jeigu tik pasirodė vienetukas, jinai lygiagrečiai paleidžia kitą skaičiavimo atšaką, bet visą laiką Q1, sakykime, visą laiką palaiko vieną atšaką skaičiavimo, kur Q1 būsina visą laiką aktyviai. Tai dabar, jeigu, sakykime, kai jūs teisingai ir pastebėjote, sakykime, reiškia, kažkurio momentu pas mane liko tik 3 simboliai. Jeigu trečias iš galo simbolis vienetukas, tai tada toje atšakoje aš pereisiu į Q2 ir toliau visiškai nesvarbu, kokie paskutiniai 2 simboliai, aš atsidursiu būsinoje Q4, kurie akceptuojanti. Ir tokiu būdu šitas nedeterministinis automatas akceptuoja kalbą, kurios trečias nuo galo simbolis yra vienetas. Ir jūs, kaip matote, jums praktiškai, čia žaibiškai, net nesusipažinę su kursu nieko, tik tai greitai perpratę notacijas, jūs įsikio sugebate identifikuoti kalbą automato. Pavyzdžiai paprasti, bet dabar, jeigu lygiai tai pačiai kalbai, aš sukurčiau deterministinį automatą, kažką panašaus sukurtų GFLAPas, transformuotų, bet reiškia, arba aš tiesiog, pamėginčiau sukurti nuo pradžių deterministinį automatą, kuris, mėgintų realizuoti šitą reikalavimą akceptuoti eilučias, kur trečias vienetas nuo galo turi būti, trečias simbolis nuo galo turi būti lygu 1. Matome, kad jau gaunasi žymiai sudėtingesnė sistema, 2 daugiau būsenų sistema. Ir tokiu būdu pas mane kiek perėjimų, ir jeigu aš jums parodžiu nedeterministinį, pasakyti, kokią kalbą jis akceptuoja, būtų ypatingai sunku. Būtų jau toks galvosūkis, kad tektų galbūt pagalvoti, aš kaip galvoju, kaip man tai tikriausiai visą dieną tektų galvoti, mėginti vis, nes, kuo patogu kartais nedeterministinis automatas. Įsikio jums minutės prireikė, jūs identifikavot kalbą. Lygiai taip pačiai kalbai deterministinis automatas ir čia gali valandų žiūrėti jį ir mėginti suvokti. O jis akceptuoja tą pačią kalbą. Reiškia, iš čia turėtų būti matytis nedeterministinio automato tos notacijos privalumas. Aišku, mes įvedame tokią idealizaciją kaip neriboti lygiagretūs resursai, šiuo atveju pas mus tų lygiagrečių resursų, tai šiuo atveju yra tik tai 2, pavadinkim taip. Galbūt daugiau čia, jeigu aš
truputį daugiau nei 2, bet čia 3 ar 4 visą laiką vienu metu turėtų būti pagal pirmą modelį dirbančios 3 ar 4 lygiagrečiai dirbančios programos. Pats faktas reiškia, kad o gal ir vienu reikėtų pasižiūrėti, čia dabar tiesiog sustoti, žodžiu, bet visą laiką dirbtų mažiausia 2, žodžiu. Lygiagrečiai dirbančios, bet žymiai kompaktiškesnis, paprastas modeliukas, bet nedeterministinis automatas reiškia tai modelis, kuris leidžia kai kurias problemas įspręsti, užrašyti ir tuo pačiu suprogramuoti žymiai kompaktiškiau. Ir turėtų užvesti mus ant minties tokios taip pat, kad tam tikras problemas mes galime taip pat parašyti su kur kas kompaktiškesnėm programom, jeigu mes programuojame kažkokio tai lygiagretaus programavimo paradigmoje. Va čia jau tokia būtų, sakykime, irgi pamastymai, tai būtų tezė, čia be jokių įrodymų, kad reiškia lygiagretaus resursai leidžia kurti trumpesnės programos. Žingsnis numeris 2. Susitvarkę su grafiniam notacijom, kurios būtent skirtos inžinieriams, kad jie galėtų tarpusai susikalbėti. Mes perinam prie simbolinio apibrėžimo ir jeigu jūs pasižiūrėsit, jis praktiškai absoliučiai identiškas, taip žiūrint vizualiai, nedeterministinio simbolinis apibrėžimas identiškas deterministiniam. Reiškia, turi tuos pačius 5 simbolius, Q, sigma, delta, Q nulinis ir F. Kiekvienas jų apibrėžimas, tiesiog aš čia kaip papūgą pakartosiu, tai kas buvo deterministinio automato atveju, reiškia, Q didysis mano būsenos, krituliukai, sigma didysis mano alfabetas, kuriuo dirba automatas, delta funkcija, ta pati būseno perėjimo funkcija, turinti 2 argumentus, tai yra einamąją būseną ir simbolį, kuris paduodamas šiuo metu gražina naują būseną. Čia aš jau pasakiau, taip sakykime, su klaida. Kokią aš klaidą padariau? Kas nors seka mano kalbą, didžiai, kur aš čia padariau klaidą. Aš pasakiau vieną būseną, čia kuo vienintelis mažytis skirtumas. Delta funkcija gali grąžinti kelias būsenas. Reiškia, kuo delta funkcija šiuo atveju skiriasi nuo mūsų deterministinio automato apibrėžimo, tai kad jinai gali grąžinti kelias būsenas. Tai delta funkciją irgi galima pavaizduoti, užkoduoti kaip lentelę, tik toje lentelėje mes išvardiname visas būsenas, į kurias pereina automatas, esantis būsenoje Q ir suvalgęs simbolį X didysis. Pradinės būsenos simbolis Q nulinis tas pats ir baigtinių būsenų aibė iš principo irgi tas pats, kaip ir deterministinio automato atveju. Tai vėlgi mūsų nagrinėtas pavyzdėlis, kurį jūs puikiausiai supratote, jis taip yra, jo užrašymas simbolinis, formalus simbolinis matematinis užrašymas tokio automato. Čia įsiveda, dabar mums reikėtų, aš visą laiką galvoju, dabar valandą, toks sintaksinis kaip programavimo kalboje, sakykime, jeigu mes ten kažką taip pasirašom tokio neesminio, sakom tiesiog, kad mums patogiau tas užrašymas patogesnis, bet esmės jis ten labai nelabai keičiasi, sakom, tai sintaksinis cukrus. Tai čia irgi deterministinio automato sintaksinis cukrus, kuris šiuo atveju yra ne kas kita kaip išplėstinė delta funkcija. Kai varnelė, tai išplėstinė. Ir tai tiesiog užrašymas tam, kad jei ne išrašinėti operaciją ir į kokias būsenas mes peršokame. Kai mano automatas yra būsenoje Q ir jam paduota simbolis X didysis, tai čia tiesiog išplėstinė delta funkcija vietoj vieno simbolio X, jinai gali priimti visus simbolius. Tai yra tiesiog mes praleidžiame tarpinės skaičiavimo grandinės ir išplėstinė delta funkcija, tai yra ne kas kita, kai aš turiu 2 argumentus, einamąją būseną ir visą eilutę, ir jinai grąžina jau suvalgius visą eilutę, į kokias būsenas pereina mano automatas. Tai čia esmės nekeičia, tai tiesiog, kad nepadaryti vis ties kiekvienu simboliu, tai mes galim sakyti, kad mes kai kuriuose formulėse, kai kuriuose užrašymuose naudosim išplėstinę, norėdami pabrėžti, kad tas automatas suvalgė visą eilutę ir jis grąžina tokį galutinį rezultatą. Čia, sakykime, toks formalus užrašymas, čia naudojant, sakykime, sąjungos operatorių, bet, esmė čia visiškai nekeičia. Čia ta pati delta funkcija išplėstinė, tai ta pati, tik tai antras argumentas ne vienas simbolis, o visas simbolių aibė, ir mes praleidžiame tarpinės skaičiavimo grandinės ir visi išplėstinės delta funkcijos atveju grąžiname galutinės būsenas, į kurias perėjo sistema. Toks apibrėžimų papildymas, apibrėžimų aibės. Čia aš jau nesustosiu tiesiog, kad jūsų nevarginsiu, bet čia tiesiog išvardintas išplėstinės nedeterministinio automato delta funkcijos pavyzdys, tai yra ne kas kita, kaip paduodu visą eilutę ir kaip skaičiuoja tokią funkciją, tiesiog rekursyviai jinai praeina visus žingsnius ir grąžina galutinį rezultatą. Visiškai
toks, sakykime, ne esminis dalykas.